Sveiki visi, kaip jūs gyvenat? Ką čia buvo, nežinau. Pradedu naują savo video vlogą. Dabar šiandien yra pirmadienis, neįsivaizduoju kokia lapkričio diena, jau galas, jau tuoj kalėdos. Oh my god, neturiu niekam dovanų. Ir šiandien mes kartu važiuosim į 2 vietas. Tai yra važiuosim į Drogo parduotuvę, nes Drogui turiu nufilmuoti Kylie Jenner įkvėptą makiažą. Štai šį makiažą darysiu čia, priseksiu kažkur. Jis toks violetinis, net neįsivaizduoju, ką reikės pasimti. Ir tada keliausim į vieno brando drabužių namus, ar kaip kitaip reikia pavadinti, nes pasimatuosiu jų suknelę. Pavadinimas to brando yra Flow Femme. Mane žiauriai sužavėjo tas brandas, jų Instagramas yra tobulas. Priseksiu čia kažkur, parodysiu jums, kaip atrodo. Jų suknelės, jų dizainai, sijonai, maikės, absoliučiai visa kolekcija, visus drabužius, kurie jie kūrė, man žiauriai patinka, žiauriai gražus. Aš galvojau pabendradarbiausiu su jais ir jie man paskolins kokią nors suknelę į renginį. O renginių šią savaitę bus 3. Oh my god, žiauriai laukiu. Pirmadienį. Plaukut, užsivesiu mašiną gal. Uno momentų. Veikia, yes. Renginių turiu šią savaitę 3. Rytoj žiauriai laukiu, oh my god. Ta prasme, aš šitą renginį laukiu taip ilgai. Ir man viena dizainerė taip pat paskolino kostiumėlį, jums vėliau parodysiu, kaip jis atrodo. Į tą renginį kosmetikos benefit renginys bus su Paul Hempierre restorane Prancūzai Vilniuje, senamiesty. Be proto laukiu. Ta prasme, jau įsivaizduoju, kaip viską ružavai, rožiniai, jie viską padarys, visą interjerą padarys. Labai laukiu to renginio ir labai tikiuosi, kad mano apranga bus ok. Man labai patinka tos kostiumėlis, kurį man skolina Couturiere brandas. Na, aš parašysiu čia kažkur. O tada antradienį, tada trečiadienį bus 2 renginiai. Vienas 6 val, kitas 7 val. Labai tikiuosi, kad spėsiu, nes jie abu labai noriu. 6 val bus NYX kosmetikos Gedimino prospekte kažkoks renginys Sugar Trip. Insta stories buvau jums parodžius, kaip gavau tą pakvietimą. Labai fainas buvo toks permatomas didžiulis kamuolys ir jį turbūt pakabinsiu ant savo egledinės kalutės, savo kalėdinės eglutės, kai prasidės visas puošimasis. Ten kažkas bus pristatyta, net neįsivaizduoju, galbūt kolekcija ta nauja jau, Sugar Trip. Nu, žodžiu, bus tikrai labai turbūt saldus renginys. O paskui 7 val. Bus kitas renginys Rent Boutique Panoramai. Labai tikiuosi, kad spėsiu. Eisiu tikriausiai su savo draugė Saulė, nes pakvietimas 2. Ir ten bus pristatyta kažkokia Friday Thai kolekcija. Kaip supratau, ten bus žiaurios nuolaidos ir bus šiaip įdomu pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Tai viskas važiuoja į Drogą ir šiandien visai taip nėra šalta. Nu, tipo, dabar yra 5 laipsnių šilumos. Nu, not so bad. Nu, bent jau ne -2. Gerai, viskas važiuoju ir let's go. Sustojam, nepamirškit žmonės, čia reikia sustoti ir nusišypsoti šitai merginai. Truputėlį nuklydau nuo tikslo, nuėjau į Talį Veilą, pažiūrėt kokie gražūs megztiniai. Gal padačiu? Atėjom į mūsų tikslą. Drogas parduotuvė Akropolį, viena didžiausių Drogo parduotuvių, kokią iš vis teko man matyti. Tai einame į vidų ir kažką pasižiūrėsime. Taip, tai man reikės kažką išsirinkti iš šito stendo. Jo, čia bus sudėtinga, nes čia labai daug visko. Krepšelį jau pasiėmiau. Nu, jau po truputį pildosi. Pirmą kartą šitą primerį matau. Žiauriai gražus. Illuminizing primer. Švietėjimas teikiantis primeris, highlighteriai, raudonio užmaskavimas and all that jazz. Dėlės cinamoninės yra kažkas dieviško. Tai yra krustum. Oh my god. Tobulą. Jau stato eglutę. Who's ready for Christmas, everybody? Mano suknelė. Koks pavadinimas šitos suknelės? Štai yra Wrap me something. Wrap me up. Sensation, okay.
Nu, va, suknelė jau pas mane. Kokia graži ir kokia parduotuvė graži. Gerai, važiuojam namo dirbti. Sveiki visi. Ką jūs dabar miega pietų miego, todėl labai tyliai turiu šnekėti. Kaip mano spukai matosi, oh my god. Šiandien yra antradienis, 20 diena. Ką tik miegojau pietų. O dabar yra 2 valandos. Ateikit. Paprodysiu jums savo turtą dar vieną. Šiandien bus benefit renginys. Taip laukiu, o Dieve mano. Turbūt vienas laukiamiausių renginių. Ta prasme visą mėnesį. Nežinau, ką dar pasakyti. Labai laukiu vakaro. Žiūrį. Taip laukiu, kad net nesinori nieko valgyti. Aš visą laiką, jeigu jaudinuosi prieš kažką, tai absoliučiai visada nenoriu nieko valgyti. Tiesiog nėra apetito. Tai, tu prasme, pažiūrėkit mano odą. Tai yra baisu. Help me, God. Nežinau, kas pasidarė man. Net neįsivaizduoju, kodėl tai piruška. Kaip dievinu šitą darbą! Šiauriai šalta, aš su nogom kojom eisiu. Amazing. Iki, ta prasme, visiškai neradau laiko, kada pafilmuoti, kaip ruošiuosi. Blakstienos kročia krenta, viskas blogai. Vėluoju, liko 20 minučių, o dar kamštį stoviu. Nežinau, kaip viskas spėsiu, bet gal pamatysit mano makiažą. Nu, aš biškutį kitaip norėjau, bet whatever. O va. Omniva, gal turi man ką nors siuntinuką, gal kokį gėdą, vieną kitą. Pagaliau atėjau. Sutikau savo mylimiausią. Ne šitą. Ne šitą. Šitą negraži pusė. Well, first of all, thank you for coming to event. We are really happy to be in Vilnius tonight. It's a pleasure to with like our bro Star. She's a bro master. Because it was and still is unlike any other city in the world. It was a place with endless possibilities for anyone. San Francisco, and we really want to keep those American roots, even if now we are. So no, we can just go. By the end of the month, they will all be open. So just come. Nu, merginos, kaip jums renginys? Ar supratot, kas yra benefit? Tai yra juokas. Laughteris. Aš jaučiuosi biški keistai. Labai? Nežinau. Prisiderinus prie panikos. Jo, aš dėl to ir norėjau. Tau jau nelaiko. Nu, va, prasideda pliotkai. Čia šiandien išmokau. Nu, va, mums jau papasakojo apie Benefit kosmetiką ir aš sutikau savo patį mėgstamiausią žmogų pasaulyje. Na, aš šito dėsiu, tu supranti ir ne? Šito nekelkai. Kaip tu gyveni? Turėjau dažyti plaukus, norėjau persidažyti pilnai, bet man pasakė mano panelė, kuri mane dažo, kad sorry, aš jau kitą panelę įrašiau į tavo vietą ir aš šiandien buvau labai pikta. Tai buvo kaip su šlapu skuduru per veidą. Čia buvo, kai atėjo pokyčiai. Šiaip mano vaikinam labai patinka blondinės, bet ir aš norėjau pat blondinę. Bet tai tu tokia semi blondinė. Kokia? Semi, nu tokia per pusę. Ne, aš dabar tokia, nu, slaviškas pas mane dabar tas plaukas. Aš noriu tokią kaip olėlė pusytė. Tipo balta. Pripūsiu. Čia rimtai? Nu, jo. Čia rimtai? Rimtai. Nu ką, renginys baigėsi. Jaučiausi kaip 15-metė su šitu visu outfitu, bet manau, kad visai neprašoviau, visai neblogai atrodė ir dabar važiuoju namo ir buvau pasiėmusi vieną balioną ir ėjau į mašiną ir čia laikiau telefoną tašytę savo, dar dovanų, vat tokį gavom, visą tašę dovanų ir išslydo balionas, norėjau ką nuvežti, nu žodžiu. Pilna įspūdžių, labai laukiu, kada galėsiu uploadinti fotkę, žiauriai fainas. Tai viskas, važiuoju namo, Ir dar gavom kiekvieną individualią kortelę, nuėjus į Douglas, bet kur yra Benefit kosmetikos, mums visus metus tvarkys nemokamai antakius, oh my god, man žiauriai reikia. Žiauriai faina. Hei, aš ir vėl čia, ir vėl su spuogais. Ar šiandien yra trečiadienis, vakar super gerai praėjo renginys. Tikrai labai viskas tvarkoj buvo ir dabar tyliai kalbu dėl to, kad Kajus miega ir jis kažkokią naują avantūrą pradėjo miegoti ant grindų. Ir šiandien manęs laukia 2 renginiai.
Šiaip tai žiauriai, vakar viskas buvo super. Labai fainai pabuvau, susitikau su Ana, su Žuolyte, absoliučiai visom. Ir tikrai labai smagiai pabuvom. Labai tik tai liūdna dėl to baliono, kad išslydo jis man, kai lipau į mašiną. Žodžiu, šiandien 6 val. Einu į Niks renginį, ten pabūnu max 40 minučių ir varau į kitą panoramoj. Kodėl, šiaip reikia džiaugtis, okei, viskas faina ir tvarkoja, kad mane kviečia iš vis, kad kažkas iš vis nori, kad aš būčiau kad kažkas nori iš vis, kad aš būčiau jų renginį, tai yra tikrai super faina. Tik tai, kad vienas 6, kitas 7, nežinau, kaip reikia spėti. Jo, ir labai faina, kad čia priklijuosiu kažkur, kad Delfi netgi antraštė įdėjo mano nuotrauką ir netgi parašė, kas aš tokia, oh my god. Tai čia žiauriai faina. Jo, su mano vakarykštė apranga, tai aš tiesiog norėjau šiek tiek išsiskirti iš minios, nes, nežinau, ar norėjau, norėjau. Norėjau truputėlį kitaip apsirengti negu visi, nes praktiškai visos buvo arba su kelnėm, arba su suknelėm, paprastom, visi praktiškai su tamsiom spalvom, aš norėjau kažką ryškaus, drąsaus ir kodėlgi ne, mes gyvenam vieną kartą ir aš mintise prieš savaitę prieš renginį turėjau šitą viziją, kaip aš atrodysiu, kaip aš norėčiau atrodyti, tai tas kostiumėlis puikiai išpildė, man visai patiko. Aišku, buvo keista, jaučiausi kaip visiška paauglė, bet why not? Ta prasme, why the fuck not? Mano apranga šiandien yra tokia. Ir einu dabar pradėsiu, susitvarkysiu šiek tiek namus ir paskui eisiu ruoštis. Kodėl mano akys tokios tamsios? Kaip narkomanės. Tai kažkur susimatysim, labai tikiuosi, kad turėsiu laiko ir spėsiu, kada pafilmuot, labai tikiuosi. Tai siesiu. Procesas vyksta, pasidariau apatinės akių dalis, tokias biškutį žalias, nes mano suknelė tokia iš žalsvumą. Ką jos kampas? Nemoku rusiškai help. Aš kadangi labai bijau vieną filmuotis, tai pagaliau atėjom į Niksą renginį, kur yra viskas taip, kur yra viskas taip gražu ir skanu. Va, renkasi merginos. Jo, bet aš galvoju, kad kitų galbūt. Bet jeigu mes dėsim šiaudelį iš karto, tada pradės putot. Taip, užsiemusios. Va, pasiėmiau Alionečką, varom į panoramą. Jau paleidau Alioną, laukiu saulės ir eisim į renginį. Ir va, kokį fainą maišelį davė iš Nikso, ir ten yra kalendorius ir ta šešėlių paletė, kurios norėjau, kurią rodė. Oh my god. Įprasta. Ar nebandyk ir pakalbėti šiek tiek su jumis? Tai Marte, kaip jautiesi su šiais rožiniais kailiukais? Tikrai rožinė palikė. Žodžiu, man skauda kojas. Sveikučiai, šiandien yra ketvirtadienis, palaukęs žmogus kažkoks eina ir aš nenoriu pasirodyti, liktais save labai mylėčiau. Ir vakar buvo taip viskas hektik, visur skubėjau, jeigu labai daug neprifilmavau, jum nepykit. Stengiausi, žinot, renginiai, tai norisi ir pabendrauti su žmonėm, ir pafilmuoti Instagramui, ir tada dar, kadangi darau video blogą, tai ir jam kiek įmanoma buvo, pafilmavau. Ir laukia taip šalta, -2. Oh my god, ir buvo man beprotiškai šalta, bet aš kentėjau, nes norėjau parodyti tą gražią suknelę ir šiandien yra ketvirtadienis, ne trečiadienis, suklydau. Ir kažkaip taip išpuolė šią savaitę 4 renginiai ir aš privalau kiekvieną nueiti, nes noriu. Ir šiandien laukia kažkoks ar italų,
ar prancūzų. Žodžiu, didžioji gatvėje prie Rotušės daro naują kažkokią prabangę parduotuvę drabužių, kur pasižiūrėjau, kainos yra netikro kailio, pavyzdžiui, baltuko ten vos ne 1000 eurų, tai taip įdomiai. Tai jo, už pusvalandžio prasideda renginys ten. Apsirengiau labai paprastai savo tokią aptemptą suknelę. Dabar aišku, aš su agzais, bet nevermind. Ir užsidėjau pėdutės, kad būtų šilta. Ir va, tai jaučiu, kaip susirgsiu. Ojojoj. Tai važiuojam. Žiūrėkit, koks marmuras. Oh my god, I died. Prašau, merginas, prašau. Aš žiūriu tą marmurą ir aš noriu jo namie. Dabar mano makiažas bent jau matosi. Kamilė ir Kamilė susitiko vėl. Ateikit, merginos, ateikit. Koks tavo gražus eyelineris, parodyk visiems. Kokia mėlyna graži. Žodžiu, jau po renginio važiuoju namo, renginys super, viskas tvarkoja, bet važiuoju aš Antakalnio gatve ir partrenktas toks rainas kačiukas. Ir praktiškai, aš jį pamačiau prieš pusę sekundės, bandžiau apvažiavau, ačiū Dievui. Ir aš pagalvojau, reikia kažkam iškviesti kažkokias tarnybas, kad tą kačiuką paimtų, jis tikrai negyvas jau. Paskambinau 112, pasakiau kur, kol aš paaiškinau tikslų objektą, pagrindinę Antakalnio gatvę, Antakalnio gimnaziją, praktiškai prie pat, ten perėjos jisai guli. Manęs 1000 kartų perklausė, tipo, kurioje čia gatvėje, 74 ar Antakalnio 45, ką žinau. Pranešiau, sakau, gal galit kažkokias tarnybas iškviesti, kad paimtų tą kačiuką, nes dabar visi važinėja ant jo. Ir jinai sako, jo, iškviesim kažkokias atitinkančias ten tarnybas. Sakau, ačiū labai jums, tai prašom. Ir pip. Ta prasme, okei. God's plan. I hold back sometimes I won't. I feel good.